Labą dieną. Pamokos tema giminiški žodžiai, šaknis. Justas ir Monika mokosi lietuvių kalbos. Šiandien jie susipažįsta su giminiškais žodžiais. Vaikai žino, kad brolis, sesė, teta, dėdė, pusbrolis, pusseserė, senelė, tėvukas, prosenelis yra giminaičiai, bet tai ne giminiški žodžiai. O kasgi tie giminiški žodžiai? Žodis, kaip medis, turi šaknį ir kamieną. Iš šaknų išauga medžiai. Iš žodžio šaknų susidaro giminiški žodžiai. Medis, medelis, medukas, medelynas, medinis. Įsidėmėkite, giminiški žodžiai turi tą pačią šaknį ir artimą prasmę. O dabar su Justu ir Monika keliaukime į Peliuko Viliaus gimtadienį ir kartu su išdykėlėmis pelėmis įveikime užduotis. Į gimtadienį susirinko svečių. Surask žodžiams giminaičių. Sakinyje pabrauk giminiškus žodžius. Gimtadienyje buvo įvairių skanėstų. Kuris žodis čia netinka? Salynas. Netinka. Į kibirėlius sudėk dovanas, giminiškus žodžius. Peliukas Vilius gavo sveikinimo atvirukų. Surask žodžių rašė jo giminaičius. Pažymėk negiminišką žodį. Paryškino. Jis pakvietė savo draugus į kaimą. Jo pavadinimą sužinosi išbraukęs giminiškus žodžius. Kurioje eilutėje slepiasi negiminiški žodžiai? Antroje – rakinti, raktas, randas. Peliukas Vilius labai džiaugiasi, kad pas jį atvyko senelė. Ar tai giminiški žodžiai? Senelė, močiutė, bobutė? Ne, tai ne giminiški žodžiai. Ar tai giminiški žodžiai? Pasisakymas, sakmė, sakinys. Taip, tai giminiški žodžiai. Suskaičiuok žodžius giminiškus žodžiui kiškis. Kiek žodžių suskaičiavai? Ar spėjai juos suskaičiuoti? Jų yra 10. Įsivertink, kaip tau sekėsi. Ar supratai, kokie žodžiai yra giminiški? Pasirink Peliuko pyrago dalį. Daug sužinojau, buvo įdomu. Puikiai suprantu, kas yra giminiški žodžiai. Puiku. Supratau, bet neišvengiau klaidų. Gerai. Man reikia pagalbos. Sėkmės.